Labas, brangieji mylimieji. Tik kai jums sekas gerą sekmadieniauti, kad pabuvot bažnytėlėje, susitikot su savo draugas, pažįstamas, bendražygės, turėjot apie kon pasirūkauti, galėjot su kažkuo apsikabinti. Ir dabar jau pavalgė, pupėtų, po visko, sėdat rame ir galit pasiklausyti mano pamėslėjimų apie šios dainos šventą raštą skaitinius. Taigi, kon sako tas 20 eilinis sekmadienis. Pirms skaitinys iš Izaijo pranašystės 56 skyriaus. Taip sako viešpats: laikykitės teisingumo ir būkite dori, nes greitai ateis mano išganymas, greitai ims reikštis manasis teisumas. Ir svetimšalius ateinančius pas viešpatį, kad man tarnautų, kad mylėtų mano vardą ir taptų mano tarnais. Visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi mano sandorus, aš nuvesiu į šventąjį kalną ir savo maldos namuose juos pradžiuginsiu. Malonius man bus jų deginamosios atnašos ir skerdžiamos aukos ant mano altoriaus, nes manieji namai bus vadinami maldos namais visom tautom. Atliepiamoji psalmė iš 66-67 psalmės. Dieve, tave garbina tautos, visos tautos tave te šlovina. Tebūna Dievas mums maloningas, mus te palaimina, mums te šviečia jo veidas, tegul tavo kelią žemė pažįsta ir visos tautos tavo išganimą. Džiūgaus ir krykštaus žmonės iš džiaugsmo, nes tu tautas valdai teisingai. Žemėje tu vesi žmonės. Dieve, tave te garbina tautos, visos tautos tave te šlovina. Te laimina mus Dievas, te bijo pagarbiai jo visa žemė. Dieve, tave te garbina tautos, visos tautos tave te šlovina. O antrus skaitinys iš laiško Romiečiam 11 skyriaus. Broliai ir seserys, jums, kilusiems iš pagonių, aš sakau, būdamas pagonių apaštalas, aš stengiuosi išgarsinti savo tarnystę. Galgi pavyks man sukelti savo tautiečių pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. Nes jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai kągi reiškia jų priėmimas, jei ne gyvenimą, prisikėlus iš numirusiųjų. Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Kaip jūs kadaise nebuvote klusnus Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad ir dabar ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų. Posmelis prieš Evangeliją. Aleliuja, Jėzus skelbė karalystės Evangeliją ir gydė žmonėse visokias negalias. Aleliuja. Ir iš Evangelijos pagal Matą 15 skyriaus nuo 21 eilutės. Anu metu Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: pasigailėk manęs, viešpatie Dovydo sūnau. Mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama. Jėzus tarė: aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: viešpatie padėk man. Jis atsakė: nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O jis sako: taip, viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo. Tuomet Jėzus tarė jai: o moterie, didis tavo tikėjimas, tebūna tau kaip prašai. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Taigi mes turėjom 3 skaitinius ir atliepiamoji psalmė. Ir apie kon čia šnek. Aš norėčiau sugrįžti 2 sekmadienius atgal, kada mes kalbėjom apie karalių Saliamoną ir užfiksuoti tokią mintį,
kad žinojams, o tai, kad mes čia skaitom, mes galim šventą raštą mintinai išmokti, bet žinojams pats iš savisons nekeit. Yra Jėzus, kad rasa ten ir perkeit širdį. Vat žinojams, ten visokiausi titulą, visokiai dalyką, mūsų neapsaugo, ons nieka nekeit. Reikšime to ir tik tą perkeistą širdis ir mes patys to negalim. To gal padaryti tik Jėzus. Saliamon žinojo visko, bet dirba nesąmonės, ištvirkavo. Ir nesvarbu nieks, svarbu mūsų bendravim su Kristum, katras ir perkeit širdį. Taigi, pažiūrėkit, reiškia, kas čia vyksta, aš pradėsiu nuo Evangelijas. Žiūrėkit, kas vyksta, reiškia. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė, pasigailėk manęs Viešpatie, Dovydo sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Moteris rūpina savo dukrą. Mes esam atsakingi už savo vakus. Ano šauksmus buvo dėl dukters, kad kankina demonas. Kartas būn, kad ir žmonės kankina vakus. Ir Jėzus sakė apie tokius, kad geriau būtų girnapusium kaklą uždėti ir kad mestumės į vandenį, nes tai yra baisu. Bet dabar demonas kankina dukrą ir moteris šaukas Jėzaus. Ir kiek kartą aš skaitydavau ton vietą, man visą laiką užkliūdavo mintis užuodytin šunyčiai, kaip Jėzus elgas su ta moterim, bet niekada aš nemačiau, neužfiksavau tuo, kad moteris kananietė. Kon reiškia kananietė? Prisiminkit istoriją, kada Mozė perdavė savo palaiminimą, patepimą ir pareigas Jozuje, kad on užkariautų, reiškia, pažada žemę, kad Dievas pažadėjo Izraelitam, anim buvo pasakyta išnaikinti visus, absoliučiai visus, net mažą vaką nepalikti, visus to krašto gyventojus. O atsimenat, ką vadinos tas kraštas? Kanaano kraštas. Pagal istoriją ten gyvena 7 gentis kananiečių. Ir dabar prie Jėzaus prien moteris, katros realiai nebeturėtų būti. Izraelita neišnaikina visų ir ten anim paskiau buvo ta problema, kad saka, todėl jūs dabar grešaties į tų tautų dievus, nusigrešat nuo monės ir grešaties į tų tautų dievus. Bet jūs įsivaizduokit, ten moteris iš tautos, kurios nebeturėtų būti. Ir saka Jėzau, saka keistus žodžius. Žiūrėkit, ką panakreipas. Saka, pasigailėk manęs Viešpatie. Pirmžu, viešpats į mūsų kalbą išvertus reiškia valdovas, ponas. Valdovas, ne? Ir ana saka, pasigailėk valdove. Ana pripažįst, kad dabar valdžia yra vatuva. Okupantų. Mona kraštą okupantų, žydų. Ir anei dabar valda. Ir ana saka, pasigailėk valdove. Ir toliau saka, labai svarbu žodį, Dovydo sūnau. Iki tos moters, matai Evangelijoje, aš prašiau dirbtinį intelektą, kad patikrintų, nes suabejojau, bet pasirodo taip teisybė. Iki tos moters Jėzų Dovydų sūnum pavadina pats Mats, kada ons rašo ten Jėzaus genealogiją, saka, Jėzaus Dovydo sūnaus ten, išvardant viskų. Ir paskiau Jėzų Dovydą sūnum pavadin du neregė, nematontis žmonės, neregakim, bet anie šauk pagalbas ano, kreipdamies Dovydo sūnau. Matai Evangelijoje. Ir trečias asmuo vyra, moteris nežydė. Kananietė, moteris, katros neturėtų būti. Dabar žiūrėkit, tas Dovydo sūnau, ons gal skambėti labai dviprasmiška. Iš vienos pusės,
Dovydo sūnus, mum krikščionim, arba mesianistiniam žydam, Dovydo sūnus reiškia Jėzaus kilmės įrodymą ir kad ons ir Mesijas, apie katrom pranašavo pranašas Isaijas Amosas. Tai yra pranašystės išpranašauta, kad Mesijas bus iš Dovydo giminės. Dovydo sūnus, anon tep ir vaden. Tai mes galim pažiūrėti tep, kaip tikinti žmonės, bet pažiūrėkime iš kitos pusės, reiškia. Tai yra užkariautojo Dovydo palikuonis. Ir dabar žiūrėkit, man tai nusipiešė toks vaizdas, įsivaizduokit, reiškia, Jungtinės Amerikos valstijas ir tikrūsius to krašto gyventojus, reiškia, suvarytus į rezervatą. Tikrieji to krašto gyventojai indieną yra suvaryti į rezervatą. Ir dabar kaptas rezervatą gyventos aten pas valdininką, pas kažką, kas turi galę kažką padaryti. Ir ta moteris aten ir kreipa, sako, viešpatie, tu turi įgaliojimus, tu esi tas, bet Dovydo sūnau kreipinys, to veito, ons gal skambėti, kaip tu mon skolinks, nes tu esi palikuonis mona tautos naikintojų, tai dabar malonėk sutvarkyti reikalus su mona dukra. Ir ką daro Jėzus? Nieko neatsako. Tu ateini prie Jėzaus ne ta intencija, ateinu ne ta intencija prienu ir ko nors daro, nieko nesako. Nieko nesako. Dabar dar vienas svarbus momentas to veito yra, kad aplinkau yra žmonės ir yra tai, kad Jėzus nori išmokyti mokiniai ir, reiškia, pagonė, kananietė, moteris, kad neturėtų egzistuoti, aten prašyti pas Jėzų malonės. Tai ko aš esu supratęs per savo amžėlį, kad jeigu situacijoje dalyvau daugiau negu vien žmogus, tai išbandyms yra visim dalyvaujantiems situacijų. Nėra taip, kad tas teisus, tas neteisus ir taip toliau. Ne, išbandyms, kaip tu pasielgsi, yra visim, prisiminkit sūnaus palaidūno palyginimą. Tai buvo ne tik tas sūnau palaidūno išbandyms, tėvų buvo išbandyms, tarnam buvo išbandyms, sūnau, katras buvo su tėvu buvo išbandyms. Tai ir išbandyms visim dalyvaujantiem. Ir dabar žiūrėkit, ko daro tie dalyvaujantis. Ar Anielgas, klausiams, ar žyda su kananietė, reiškia, ta visa moterim, katra buvo prakeikta, anos netur būti, ana turėjo mirti. Kaip Anielgas, ar Ani, klausiams iš visą, ar Ani laika anon žmogum? Ar Ani laika anon žmogum? Ko Ani saka, žiūrėkit, saka, bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti. Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama. Tai ar dėl to, kad tai ir moteris, pasigailėk, nes ana dėl savo dukras prašo, į taip toliau. Ar jinai pamatė žmogų? Ne, jinai pamatė kažkokį tai rėksnį, kad sekioja iš paskos ir užknėsa. Ir jinai sako, Jėzau, pasigailėk anos, nes ana sekioja iš paskos šaukdama. Anu vargin mumis visus, neleid čia mum klausytis Dievo žodį ir taip toliau, neleid medituoti, susikaupti, klyk čia dėl savo dukras. Ani nežiūrėjo, jie normaliai, kaip į savo seserį, kaip į savo dukrą, kaip į savo, kaip į žmogų. Ir Jėzus, norėdams auklėti mokinius, čia aš taip galvoju, čia tik mano mintis, norėdams auklėti mokinius, ons anim atsaka anų poziciją, ons neatsaka savo pozicijas, aš paaiškinsiu kodėl, bet ons atsaka mokinių poziciją, sako, aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Reiškia, pas žydus aš atėjau, o tu kas tokie? Bet ar tas klausims, ar tas pasakyms buvo dogma, ar tai buvo, kad čiuošk iš čia, eik, tai yra, aš atėjau pas anus, o tu čia ne prie ko. Ar tai buvo tiesiog refleksija mokinių minčių ir anų pozicijas? Jo, Jėzus mūsų Mesijas, ons atėjo mūsų gelbėti. Prikočiana, nuteik tu, ana šauktai, tu atlygink ten, padaryk ana, ko ana nori, kad ana nepersekiotų mūsų ir taip toliau, dėl įkyrumo.
Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, žiūrėkit, kaip moteris patikėtas. Pribėgusi puolė ant žemės maldaudama, viešpatie padėk man. Ana jau nebestų pozicijo, kad tu esi užkariautojų, reiškia kažkoks palikuonis ir dėl to priklauso kažkoks tai atlygis, tu dabar mane skolings. Ne, Ana puol po kojų jau atsistuo į malonės, tikrosios malonės prašytojo vietą. Tai, ko mes gaunam iš Dievo, mes nieko nesam nusipelnę. Mes gaunam tik iš ano malonės. Ir Ana atsistuoja į teisingą poziciją. Ana atsistuoja į malonės prašytojo vietą. Nuolankė ir sakė, viešpatie, padėk man. Jis atsakė toliau, jau taip kaip tai mokinė galvoja. On sen toliau. On saka, jis atsakė, nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiam. Va čia svarbus žodis graikų kalboje yra tas šunyčiai. Aš kada skaitydavau ton veitą, man atrodydavo, šunim moterį išvadina, reiškia, kaip tokį. Bet čia ir svarbus momentas, kad jau čia yra užuomina. Jėzus naudo žodį, kad tai nėra kažkoks bešeimininką, klaidžiojantis, valkataujantis šou. Šunytis, katras yra tavo namuose, tavo namų keime. Ir sako, šunyčia, bet anie ir dėmesio, mona. Anie irgi vakščio pustalą ir susirenk trupinius, taip anam moteris atsakė, nes ons panaudoja ton žodį šunyčiai. Ons nesakė kažkokiai ten, reiškia, besivalkiojantis gatvė. Ne, ons panaudoja žodį šunyčiai ir tada reagau ir sako, bet ir šunyčia susirenk tai, kas nukrent, nuvakų stalą. Moteris visiškai nusižemina ir atsako, anam tokius žodžius. Ir tada Jėzus jai tarė, o moterie, didis tavo tikėjimas. Ir va ta vieta irgi ir labai svarbi, nes Mato Evangelijoje didis tavo tikėjimas yra panaudota tik 2 sykius. Prisiminkit praeitą sekmadienį Petrą, apaštalą Petrą, katras tapo pirmųjų ten Romos vyskupų ir taip toliau apaštalų. Ko nors Petro pasakė praeitą sekmadienį, Jėzus, maža tiki. Ir staiga pagonė, moterė, kananietė, iš prakeiktos tautos, on sako, didis tavo tikėjimas. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Aš nežinau, ar mano įžvalga yra visiškai teisinga to veito, nes kartas Dievo dvasia kalba ir per asilą, Senajam testamente ir tokia veita, kada asilas prabila. Kada asilas prabila ir sako, pranašau, žiūrėk, kurienį, stov angelas pakėlęs kardą. Galbūt Dievo dvasia atvėrė akis moterė kananietė ir ana ėjo iš karto su nuolankumu, matydama Dovydo sūnų kaip Mesiją. Aš to nežinau. Bet variantai ir 2 ir jum patiems spręsti, katras gal ir daugiau. Jeigu matot daugiau, dalinkitės, labai įdomu jūsų įžvalgas. Bet aš pamačiau va ton kananietį, žmogus, katras neturi egzistuoti. Ir ons iš tikrųjų galėjo ateiti tarytum su nuoskauda, su giminės nuoskauda, su praradimu nuoskauda ir reikalauti iš Jėzaus. Bet žiūrėkit, kon Jėzus padarė, ons padarė tai, kon kalb pirmi 2 skaitinė. Reiškia, pirmam skaitinėje saka, laikykitės teisingumo ir būkite dori, nes greitai ateis mano išganymas, greitai ims reikštis manasis teisumas ir svetimšalius ateinančius pas viešpatį. Reiškia, čia ne tik Izraelis, bet ir svetimšaliai ateina pas viešpatį ir sako, namai bus vadinami maldos namais visom tautom. Čia svarbus momentas. Visom tautom. Ir dabar klausims, ar Izraelita iš tikrųjų yra aukščiau negu ta kananietė moteris, ar pagonis dėl to, kad didis tavo tikėjimas yra aukščiau. Ir va čia atsako Paulius savo laiškį. On sako,
On saka, Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų. Man čia pati neaiškiausia vieta. Todėl aš irgi prašiau susmulkintą vertimą, kreipiausi į dirbtinį intelektą ir sakau, tu mane išversk iš graikų, išversk iš hebrajų kalbos. Reiškia, kon čia saka? Kas čia yra? Kon reiškia? Nejaugi tai yra tai, kad Dievas mumis įkalina kažkam ir dabar reikalau, kad mes nebūtumėm kalinę. Arba aš tavi įkalinu ir paskiau tampu tavo išvaduotojas. Nesąmonė, čia kažkas nesuėn. Ir va tas įkalino, tas žodis pasirodo yra, kad tarytum visus priskyrė tam pačiam, suvarė į vieną vietą, priskyrė tam pačiam. Žiūrėkit, kam priskyrė. Visi nusidėjo ir neteko Dievo garbės. Nėra teisesnė ne viena. Jeigu aš tavi kaltinu, aš nesu teisesnis už tavi. Jeigu tu mane kaltini, tu nesi teisesnis už mane. Dievo akis mes absoliučiai visi esam nusidėję ir be Jėzaus neturėjom šansą išsigelbėti. Be Jėzaus neturėjom šansą išsigelbėti. Nes unsa ten ir duod ne informaciją, ne žinojimą, ne know-how, ne techne, uns duod kitą širdį. Kad pradėtume matyti neprakeiktą moterį. Kad pradėtume matyti nepanaudos objektą. Ne kažką, kas gali mane patenkinti, bet kad pradėčiau matyti Jėzų tavo akis. Mums duot tokį širdį. Mums perkeit mumis, kad mes viens kitam pradėtume matyti kūrėjai, katras yra gėris. Vot iš anų viskas, kas atėjo, yra gera. Bet mes sugebėjom sudirbti. Todėl ačiū tau Viešpatie, kad tu gali mumis vesti, atverti mum akis, o svarbiausia ačiū tau už tai, kad gali perkeisti mūsų širdis, kad mes galėtumėm augti į tavo pilnatvę. Tai būkit palaiminti. Labai lauksiu jūsų pasidalinimų, jūsų komentarų, kad nepraleistumėt tų dalykų, jeigu jums patink. Prisiregistruokit prie to YouTube kanalą, tada jums iš karto ateis, kad pranešėms. Praleiskit gražų vakarą su savo artimasis. Sudiev.